Mes vis dar ieškom tavo žodžiuose prasmės ir pamokas gyvenimo. Dar ne visas išmokom. Dažnai pritrūksta tik vienos raidės. Ir už klaidas dažnai per skaudžiai moku. Tu keldavai mažus ankstyvą rytą ir liepdavai pasveikint dieną su malda. Garuodavo ant stalo duona suraikyta, su meilė dalinai ją tėvišką ranką. Garsiai aidėdavo tau dalgį plakant, gražiausia muzika gimtais laukais. Nupjauti dobilai skaniai kvepėjo, ant pradalgių bėgiojom su gandrais. Ir sodo obelis sodintos tavo rankų, jos žydi ir dabar mano sapnuos. Išaugome seniai, tik mintimis aplankom, dar nepamiršom, kaip varnėnai čiulba inkiluos. Sustojame sapnuos prie seno namo slenksčio, ieškodami gilios gyvenimo prasmės. Taip trokštam prisiglaust prie tavo rankų, paklausti, ką daryt, kai nėra išeities. Tik tavo išmintis mums rodė kelią, gyvi prisiminimai niekad neišblės. Suklydę šaukiamės, brangus tėvelį, parodyk, kur mums trūksta tos vienos raidės. Tai tiek iš eilių, o šiaip liaudies išmintis byloja, kad moterys nesensta, jos pragyvena 3 jaunystės laikotarpius. 1, 2 ir 3 sidabrinę jaunystę. Nu, kaipgi su tais vyrais? Vyrai pragyvena 1 jaunystę, nu, o iš 2 niekaip nepabėga. Ko metų virtinė kyla aukštyn, to jų širdis plaka vis smarkin. Taigi, prieš jūs rodos gražių vyrų, bet jau ir senelių ansamblis Versmė, o atkalbėti jų nuo Monikos niekaip nepavyko. Tai paklausykit, apie ką jie padainos. Ne visai mūsų amžiai atitinka šitą dainą, kadangi buvo parašyta, kaip mes dar nebuvom tatos, dar buvom jauni berneliai. Ir šitą dainą, jeigu būtum uždainavę tik ką, susilaukė jaunų vaikų, tai žmonės tikriausiai būtų žūti iš namų, nes čia apie meilę Monikai. O dabar pabūkit visos Monikos čia esančios moterys. Monikom pabūkit. Taigi, linksma vyrų daina, prisiminimas Monika.
Na ir paskutinė mūsų, kaip čia pasirodymo dalis, tai būtent, jau pilnas dabar versmės ansamblis, prisijungia moteris, na ir 3 dainos. Gyvenimas be meilės, tai koks gyvenimas, tokio nebūna. Tai vat ir apie tą meilę, ir apie tą surūdijusi žiedelį, kuris reikšmės neturi, va jokios, tik meilų žodeliai. Na ir visokios meilės būna, kad jinai jau toli nuveda ir būna, kada vienas myli, kitas nusisukęs, apsigalvojęs, eina į šalį, ką padarysi. Tos 3 dainos ir jums šiandien nuskambės šitoj scenoj, tai būtent Tylioji naktelė, lietuvių liaudies daina, toliau Neateini, nors laukiu, bet tu neateini, nors aš tave myliu, o tu nežinau, ką galvoji. Ir Delčia, tai mūsų gyvenimas kaip Delčios ragai, va taip savo, įsminga ir rastų jos kur nori, nėra. Vadovas visiems gerai pažįstamas, o mūsų kolektyvo be galo mylimas, vertinamas, branginamas ir linkim mes jam sėkmės, tai būtent Juozas Vinickas. Amen.
Na, priartėjom jau prie pačios pabaigos. Labai nuoširdus jums ačiū, kad jūs atėjot, kad atvažiavot iš svečiam, labai ačiū, elektrėniškiam. Reik manyti, kad pirmas, bet ne paskutinis kartas, mes dar ilgai bendradarbiausim, nes mūsų tai trečiai sidabrinė jaunystė, dabar kaip tik tai pakeliui turėtų būti. Na ir kągi, ačiū visiems, kad atėjot, kad buvot kantrus, kad beveik 2 valandas išsėdėjot, nors kviečiau ir pasišokti su mūsų šokėjom, nu bet nepakilot, reiškia dar sėdėtume turbūt valandą vieną. Taip? Tai va, dabar ką, ačiū dar kartą ir viršuje prašom pasidomėti, kas ten laukia. Nu, tikriausiai kava, sausainiai, dar kažkas, dar pabendraukim, neskubėkim namo. Gerai? Ačiū jums dar kartą. Iki pasimatymo. Šiandien šiame koncerte ir iš viso buvo labai daug to žodžio, kuris vadinasi meilė. Meilė yra mūsų žemės karalienė. Ant jo šakų žydi visas didysis menas. Ir pats didžiausias, ir tas, kurį mes šiandien rodėme. Aš tikrai buvau labai sujaudintas. Šiandien tokia diena, mamos diena. Ir kai kurie kolektyvai mane taip tikrai giliai paveikia. Aš labai džiaugiuosi. Ir labai už tai dėkingi. Čia tikrai šitoj salėj turbūt sėdi vien mamos, ne? Ir senelės. Nu, jeigu kokia dar ne mama, tai turbūt neilgai. Taigi, jeigu kokia dar ne mama, tai gal ir neilgai, ne? Tai va, tai mes už visą šitą labai esame dėkingi mūsų mamai, didžiajai mamai. Yra tokia pasindėnus, didžioji mama. Genovaitė. Jinai tikrai mums organizuoja, jinai 24 valandas per parą galvoja apie tai, kad mums būtų geriau, kad būtų linksmiau, kad būtų laimingesni. Už tai mes labai dėkingi. Ačiū jums, brangieji, man taip atrodo nepelnytas tas pagerbimas toksai didelis. Nu, aš visą gyvenimą darau, ką moku, dabar jau tos pamokos visos jau blėsta, norėtųsi, kad dalyvaut kitų renginiuose, nu, bet jeigu jau taip įvertinta, nu, ačiū labai, lenkiuosi prieš jūs, susitikim viršūnę. O ten ir padainuosim dar. Ir pašoksim, aš manau. Nu, mūsų diena, mūsų povakarė, viskas mūsų. Ačiū jums. Iki.